Prieš porą metų aš priėmiau sprendimą mesti kompiuterinius žaidimus ir tai buvo vienas geriausių sprendimų mano gyvenime. Tiem, kas manęs nepažįsta, aš esu Matas, man yra 17, aš turiu butą sixpacką ir tikslą įkvėpti kuo daugiau lietuvių vyrų, imtis veiksmų ir pakeisti savo gyvenimus. Šiame video aš pakalbėsiu apie tai, kaip aš perėjau nuo gamerio iki laimėtojo realiame gyvenime. Tad negaiškime ir pradedam. Įsivaizduok jaunai mane, maždaug 11-12 metų berniukas, kuris sėdi savo kambarį ir žaidžia Minecraftą. Bet tai nebuvo tokia jau nekalta veikla. Po 7, 8 ar net 9 valandas į dieną aš praleisdavau prie savo kompo sėdėdamas ir bandydamas kažko pasiekti virtualiame pasaulyje. Tačiau visos šios valandos, kurias aš praleidau ne vienus, ne 2 ir ne 3 metus, dėja manęs neprivedė prie jokių realių pasiekimų tikrame gyvenime. Ir labai gaila, kad aš buvau toks dundukas, kad nespėjau to suprasti laiku. Nes nuo kokių 9-10 metų iki gal 13 ar 14 aš tiesiog prašvaiščiau savo gyvenimą, nieko realaus neveikdamas ir tiesiog sėdėdamas prie kompo. Tačiau vieną dieną pagaliau, kai man dašuto, aš supratau, kad aš praleidžiu pernelyg daug laiko šitoj netikroji erdvėje, netikram pasaulyje, siekdamas kažkokių nerealių, neapčiuopiamų dalykų ir rezultatų. Ir aš nusprendžiau, kad aš galiu pasiekti daugiau, jeigu kažkur kitur paskirsiu savo laiką ir pastangas. Ir aš priėmiau sprendimą vis dėlto mesti kompiuterinius žaidimus ir eiti ir siekti kažko realiame gyvenime su realiais veiksmais. Tačiau tai nebuvo toks lengvas apsisprendimas. Tai buvo 12 mėnesių kova prieš mano didžiausią priklausomybę, kurią kada nors esu turėjęs. Vieną dieną ištrinu Minecraftą, po valandos atsisiunčiu ir prašau dar savaitę iki sekančio ištrinimo. Taip atrodė kokį pusę metų, iki kol pradėjau pagaliau mažinti tą kiekį, pagaliau mažinti valandas, kurias praleidžiu kiekvieną dieną. Ir galiausiai po 12 mėnesių, šiaip ne taip, tas laikas nusistovėjo ir sumažėjo labai stipriai, iki kol aš galiausiai ištryniau, beveik nežaidžiau. Tačiau kaip aš tai padariau, nes kova prieš priklausomybės yra labai sunki, ypatingai kai tą priklausomybę auginėjau keletą metų. Tai, kaip sakiau, aš pradėjau ieškoti realių rezultatų realiame gyvenime. Ir aš pradėjau ieškoti tai, kas man patinka. Ir tuo metu aš labai susidomėjau parkūru, taip pat darbu su medžiu, kažką miške, statyti namelius iš pagalių ir panašiai. Tai aš buvau toks kaip 13, gal 14 metų vaikas, kuris mišką eina su kirvuku ir kažką bando dažnai namelį pasidaryti. Aš pamenu, kaip pirmą kartą padariau tokį kaip mažą palapinę iš pagalių. Aš pajutau žymiai didesnį pasididžiavimą savimi, laimę, džiaugsmą, nei bet kurį kitą kartą, kada aš žaidžiau kitus kompiuterinius žaidimus ar scrollinu internete. Tada aš supratau, kad realūs pasiekimai realiame gyvenime yra 100 kartų geresni į tai, ką galiu pasiekti kompiuteriniuose žaidimuose, Minecraft ir panašiai. Taigi viskas prasidėjo nuo sporto. Iš pradžių parkūro, po to įsivirto kalistenika, na ir tuo pačiu metu aš susidomėjau YouTube'u. Ir iki šio kanalo aš esu sukūręs gal 12 kitų skirtingų kanalų, kur dalinausi to, ką aš veikiau, dalinausi savo mintimis, filmuodavau, ką veikiu per visą dieną. Taip pat po kiek laiko susidomėjau ir norėjau sukurti savo pirmą verslą, automobilių salono valymą. Ir iki šiandien dar Facebook'e yra mūsų puslapis, švaros pavarai, nori pažiūrėti. Tai buvo mano realybės malonumai, kurie buvo 1000 kartų geresni ir geriau privertė mane jaustis, negu kompiuteriniai žaidimai bet kada sugebėjo tą padaryti. Ir su laiku, bebandant išsiaiškinti, kuris sporto sritis man labiau patinka, ar parkūras, ar kalistenika, ar žymė, taip pat bandant išsiaiškinti, kurie tokie projektukai, versliukai man labiau patinka. Iš pradžių salono valymas, tada YouTube'as, dabar aš tiesiog YouTube'ą. Galiausiai atsirado nauja priklausomybė nuo augimo ir tobulėjimo. Na, aš pagalvojau, gerai, ko aš noriu gyvenime. Aš noriu būti fiziškai stiprus. Dėl to dabar jau 2 metus ar 3 treniruojasi ir stiprinu save fiziškai. Aš noriu būti psichologiškai stiprus. Stengiuosi įterpti daugiau diskomfortų į savo gyvenimą. 600 dienų praleidau po šaltų dušų. Susiradau 16 darbo, 17 išsikraušiau iš tėvų namų. Taip pat užsiimu YouTube'u ir noriu gyventi kitus projektus. Ir aš žinau, kad tai galbūt gali skambėti kaip gyrimas į savimi ar kažkas panašaus. Ir tebūnie. Nes aš kuriu šitus video tam, kad įkvėpčiau kitus irgi imtis veiksmų ir kažką keisti savo gyvenime. Nes man asmeniškai tai buvo pats geriausias sprendimas vis dėlto nutraukti tą seną grandinę blogų, tokių negatyvių
įpročių, kurie neatneša jokios naudos mano gyvenime. Ir imtis veiksmo, kuris mane privestų prie realių rezultatų, prie kažko gero. Sportas, meditacija, knygų skaitimas, tikslų siekimas, tokie projektai kaip YouTube'as ir panašiai. Aš labai džiaugiuosi, kad tą padariau ir aš labai noriu įkvėpti ir kitus daryti tą patį. Ir tebūnie aš giriuosi, bet aš noriu parodyti, kad galima gyventi geresnį gyvenimą. Nes aš kai buvau mažas, aš to nesupratau. Aš atsikeldavau, atsėsdavau prie kompo ir galvojau, kad gyvenimas toks ir yra. Aš tiesiog darai, ką nori, kas šauna į galvą. Ir niekada nemaniau, kad galiu gyventi geriau, kad galiu labiau mėgautis gyvenimu, kad galiu būti laimingesnis. Mes neturime ginti savo priešų, kurie mums teikia žalą. Lygiai taip pat mes neturime ginti kompiuterinių žaidimų, socialinių tinklų, nesveiko maisto, sėdėjimo prie teliko, buvimo neaktyvių ir panašiai. Vien dėl to, kad tai suteikia kažkokio malonumo. Nors giliai viduje mes žinome, kad tai yra negerai. Aš kaip buvau mažas, aš žinau, kad aš galiu daugiau. Ir kad tai nėra labai geras dalykas, ką aš darau. Ir aš manau, kad tu turi lygiai tokį patį jausmą su kitais savo blogais įpročiais. Tu giliai viduje žinai, kad tu galėtum to nedaryti ir būtų žymiai geriau. Tačiau tiesiog per didelė priklausomybė yra. Ir man buvo lygiai tas pats. Ir kol kas vienintelė išeitis yra tiesiog kovoti su tuo, bandyti mažinti tai, taip augytis discipliną ir kol kas kitos išeities nėra. Tai čia aš ir pabaigsiu. Aš labai džiaugiuosi, kad būdamas jaunas ir toks mažas sugebėjau priimti tokį gerą ir brandų sprendimą, ieškoti geresnio gyvenimo. Ir aš linkiu to paties visiems savo žiūrovom. Ir pasimatysim kitą kartą. Iki.